Na, bet mes nesijaudinkime ir aš manau, kad puikiausiai pabendrausime ir pasipasakosime, kaip mums sekėsi perduoti visą tai, ką mes išmokome bendraudami su profesoriumi Algimantu Kirkučiu ir žolininkę sveikuolę Danutę Kunčienę. Taigi, nedelsdami, pradėkime tą bendravimą. Aš manau, kad šalia jūsų yra jūsų rūpestingi psichologai arba kiti mokytojai ir jums padės, jeigu bus kokių nors nesklandumų. Na ir žinokime, kad mūsų eilės tvarka jau buvo nurodyta iš anksto ir kiekvienas mes turime po 5 minutes. Klausimus galima užduoti raštu. Gero bendravimo. Manome, kad pirmas blynas nebus prisvilęs. Na, o dabar Dovilai. Labą dieną, esu Evelina Petrauskaitė, mokausi Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinėje mokykloje, esu 8-okė, gyvenu Doviluose. Taigi paskaitoje dalyvavusios klasės yra nuo 1 iki 9 ir be to dalyvavo mokytojai. Iš viso mokinių skaičius yra 143 mokiniai ir 19 mokytojų. Taigi jie atsakė, naujo sužinojo, labai patiko kvėpavimo bei tinginio pratimai, mankšta, vidūno vegetarizmo pakopos, skonio energija, meditacijos būdai, mityba, žodžio ajurveda bei yin ir yang reikšmės, žmogaus gyvenimo trukmė, jei maitintųsi bei gyventų sveikai ir vandens nauda ir žala. Įdomiausiai buvo kvėpavimo pratimai ir tinginio mankšta, vidūno išgyvenimai bei vegetarizmo pakopos ir kiti aprangos fizinių pratimų bei higienos pratimai. Šios patarimus iš viso pritaikys 85 mokiniai, čia skaičiuojam ir mokytojus. Dalinai pritaikys 36 mokiniai, o nepritaikys tik 6 mokiniai. Mūsų įvertinimas yra nuo 4,5 iki 4,7 balų. Mes manome, kad tai tikrai labai gerai. Pasisekė ir labiausiai patiko tai pati paskaita, pasirengimas veiklos ataskaitai ir pasirašymas pačiai paskaitai. Man asmeniškai naudinga buvo tai, kad išmokau ir įgavau drąsos kalbėti prieš auditoriją. Sužinojau įvairių ir labai naudingų faktų bei patarimų. Ateityje tikrai norėčiau būti lektorė. O paskaitai padėjo pasiruošti psichologė. Ačiū, kad organizuojate tokius renginius. Taigi, laba diena. Aš esu Paula Vainoriūtė iš Šendriavo vidurinės mokyklos. Ir mes taip pat vedėme mokymus 6 klasėms ir 18 mokytojų. Įvertinimai buvo gana puikus, pastabos, kurias mes gavome, mus pradžiugino ir iš pastabų mes patys pasimokėme. Mokiniai įdėmiai klausėsi, uždavė daug klausimų, stengiasi aktyviai dalyvauti ir labai domėjosi visais šiais pratimais vidūno kvėpavimo, mitybos reikalavimais ir daug viskuo. Mokymai mums patiems suteikė praktinės žinias apie paprasčiausiai kalbėjimą prieš auditoriją, kažkokią publiką ir pakeitė mūsų mąstymą apie sveiką gyvenseną ir mes patys tiesiog pradėjome daugiau domėtis ir naudojame šias žinias. Labiausiai pasisekė pats pasiruošimas paskaitai bei pats paskaitos pravedimas. Man asmeniškai labiausiai patiko, jog mūsų mokiniai Andriavo vidurinės mokyklos labai įdėmiai klausėsi ir nebuvo jokių išsišokimų ar nenorėjimo dalyvauti šiuose mokymuose. Mokytojai taip pat turėjo labai daug klausimų ir aktyviai dalyvavo. Labai džiaugiamės savo mokiniais mokyklos, kad jie sakė netgi ir patys bandysis domėtis daugiau ir tiesiog panaudoti šias žinias, kurias mes suteikėme jiems. Ačiū Jums.
Labą dieną. Mano vardas Eginija. Aš Laurinas, o čia yra Vytautas. Šiaip pradžią norėtumėm žinoti, ar visi mus girdi. Kaip mus Tai vedame paskaitas jaunesniems mokiniams, tai yra nuo 1 iki 5 klasių. Atsiliepimai buvo ganėtinai teigiami. Didžioji dalis rašė, kad pritaikys, arba bent jau dalinai pritaikys įgytas žinias. Ir nebuvo ne vieno, kuris parašė, kad nepritaikys paskaitose įgytų žinių. Iš viso vedėme, aš vedžiau 2 klasėm ir kolegė vedė 2 klasėm. Irgi vedžiau 2 klasėm. Ir šiandien yra Kristinas. Ir nėra vienos kolegės. Taigi, vienoje klasėje dalyvavo 18 mokinių, iš kurių 11 pasakė, kad pritaikys, ir 7, kad dalinai pritaikys, o kitoje klasėje dalyvavo 17 mokinių ir 8 pareiškė, kad pritaikys ir 8, kad dalinai pritaikys. Mane labai nustebino antrokai, kurių didžioji dalis, tai yra apie iš vienos klasės 13, o iš kitos 15 žmonių tiesiog pasakė, kad visą tai, ką išgirdo, pritaikys, o kad nepritaikys nebuvo nei vieno. Ir labai nustebino rezultatai, tai kad tik 2 žmonės iš 37 pažymėjo 4 balus, visi kiti buvo 5. Tiesiog labai džiugu girdėti. Aukštai įvertinti. Aš vedžiau 4 klasėm. Vienos klasės mokiniai buvo 8, iš jų 8 parašė, kad pritaikys. Kita klasė irgi tik buvo 4, kurioje buvo 21 mokinys. Tai 16 iš jų pritaikys, 5 dalinai, tai yra puikus rezultatai, manau. Dėl vertinimų irgi visi labai buvo geri, man gavosi 4 labai arti 5. Daugumai, ką labai svarbu, tai buvo skoniai ir rytinė mankšta. Dauguma kas rašė apie higieną ir spalvų įtaką. Kiek apie visą kitą, manau, jie žinojo, turėtų žinoti. Buvo tikrai gan smagu dirbti su jaunesniais, tiesiog smagu buvo jiems pasakoti viską. Buvo tikrai smagu. Kad jūsų klausėsi. Išmokome, bent jau aš išmokome kalbėti prieš didesnę auditoriją, negu kad 1-2 žmonės. Ir patys sužinojome daug naujienų ir žinių apie sveiką gyvenseną, apie Ayurvedą. Neturiu daugiau pasakyti. Aš galėčiau pasakyti, šiaip buvo smagiausia paskaitose, kai tiesiog šnekiesi su jaunesnio amžiaus vaikais ir buvo tas keistas jausmas, kad dauguma vaikų būna sugadinti, galima jau pasakyti, kad ir persivalgėjau čipsų ir panašiai. Užkučiu, prašau. Sugadinę akis. Taip. O pasirodo, kad jie visą tai kuo puikiausiai supranta ir kiti netgi draugiškai diskutavo apie tai. Ir tai buvo malonu girdėti. Taip pat antrokai labai nustebino, netgi buvo kai kurių, kurie netgi sakė, kad iš viso nėra gėrę netgi Coca-Colų, Spraitų. Kitų tėvai netgi neleidžia. Taip, biškį atrado. Ne. Atrodo. Ir būtent labai šaunuoliai tie, kurie tiesiog sugalvojo šitą programą. Amen. Atsiprašom. Tai labai patiko visas šis projektas, organizavimas ir įvykdymas. Gal kitais metais būtų fainai kažkaip. Abejoju. Netgi manęs šauliai trauktis iš avyko. Pasakyk, kodėl? Kodėl? Vis dar neišmokau prieš auditoriją kalbėti. Aš kalbu. Visi tave girdi ir tave mato. Ir sėkmės kitiems ir ačiū už dėmesį. Ačiū už dėmesį. Labą dieną. Mes esame iš Minijos progimnazijos Gargždų mieste, gyvename Gargždų mieste ir norėtume šiek tiek papasakoti, kaip mums sekėsi pravesti paskaitas pradinukams.
Mes iš viso pravedėme 7 paskaitas, mūsų išklausė 130 vaikų ir buvome 4 lektorės. Visas paskaitas vedėme poromis po 2. Vaikai klausė, buvo mandagus ir uždavė daug klausimų. Mes abidvi, aš Violeta ir ji Margarita, vedėm paskaitas apie saldumynus, energetinius gėrimus bei čipsus. Vaikai klausė, uždavė daug klausimų ir parodė, kad jam įdomu. Iš tų paskaitų mes įgijome patirties, nes kalbėjome prieš didelę auditoriją ir iš pradžių buvo labai baisu, bet įsidrąsinome ir netgi patiko tai daryti. Kitos 2 mergaitės vedė paskaitą apie sveiką gyvenseną. Jos naudojosi medžiagą iš paskaitos Danutės Kunčienės Būti sveikam, būti savimi. Jos taip pat iš pradžių labai bijojo, bet vėliau įsidrąsino ir viskas buvo gerai. Kadangi mes paskaitas vedėm pradinukam, o jie anketų nelabai galėjo užpildyti, mes sugalvojame jiems duoti po lapelį ir jiems ten parašyti po vieną sakinį, ką naujo sužinojo ir nupiešti linksmą arba liūdną veidelį. Štai keli pavyzdukai. Mes supratome, kad jam patiko, visose lapelėse buvo linksmi veidukai ir mūsų veide taip pat nušvito linksma šypsena. Taigi mums tiesiog labai patiko ir įgėmė patirties ir manau, kad ateityje mums tai padės. Ir norėtume, kad tokios paskaitos, tokie renginiai vyktų ir kitais metais. Ačiū už dėmesį. Labą dieną. Judrėnai neturėjo techninių galimybių prisijungti, tai labai trumpai pasakysiu, kaip jiems sekėsi. Paskaitas vedė 4 dalyviai, visi kartu ir jam labai patiko, pravedė visiems pradinukams ir net dėjo į nulinukų klasę, kur darželinukams pasakoja apie sveiką gyvenseną. Aišku, vaikams labiausiai patiko mankštintis, išbandyti naujas mankštas ir paskaitėlės vyko smagiai, linksmai ir 8 ir 7 turėjo geros patirties, išmoko drąsiau elgtis prieš auditoriją. Ačiū tiek. Tai labą dieną. Aš esu Martynas Martišauskas iš Lapių pagrindinės mokyklos. Gyvenu Lapiuose ir einu į 8 klasę. Taigi, iš viso mūsų dalyvavo nuo 0 iki 4 ir nuo 5 iki 10 klasių. Nuo 0 iki 4 klasės buvo 44 mokiniai, o nuo 5 iki 10 buvo 59 ir taip pat dalyvavo 10 mokytojų. Iš viso mūsų siekia 103. Kokių naujų dalykų išmoko visi mokiniai per mūsų paskaitas? Jie išmoko įvairių pratimų, kraujotakai gerinti, aplinkos svarbą, visas žodininkės pasakytus dalykus ir taip pat labai daug sužinojo apie Vydūną. Man kas buvo naudinga, ką aš išmokau, tai kad išmokau kalbėti prieš aukštesnę auditoriją ir panaikinau savo jaudulį prieš daugiau asmenų. Taigi iš viso mūsų mokykloje žada pritaikyti 87 žmonės kartu su mokytojais. Dalinai pritaikys 20, o nepritaikys tik 6 mokiniai. Kas man labiausiai pasisekė, tai kad mes tiesiog labai greit viskas sklandžiai praėjo, visiems viskas buvo įdomu. Mumis maždaug įvertino apie 4-5 balais. Ir tai viskas būtų, daugiau tokių projektų ir lauksime naujų idėjų. Labą dieną, aš esu Julija Plesievičiūtė iš Vėžaičių pagrindinės mokyklos 8 klasės. Mes savo mokykloje vedėme 8 paskaitas
Tai nuo 1 iki 5 ir 8-9-10 klasėms iš viso dalyvavo 115 mokinių. Taip pat dar vedėme ir mankštą pradiniams klasėms. Paskaitose mokiniai sužinojo, kaip daryti jogos pratimus, medituoti, kaip sveikai gyventi, ką daryti, kad liktum sveikas, kad miegamajame negali būti kompiuterio, apie skonius, kaip saugoti savo sveikatą, kad nuo aplinkos priklauso sveikata, kad reikia juoktis 30 minučių per dieną, plauti rankas, dantis, saugoti odą. Klausytojams buvo ypač naudinga ir įdomu mūsų paskaitoje klausimai smegenų mankšta, teorija, informacija apie sveikatą, ko vengti, kaip sveikai gyventi, intelektualinės užduotys, informacija apie mitybą, rytinę mankštą, kvėpavimo pratimus, kad svarbiau rūpintis savo sveikata. Mūsų paskaitose įgytų žinių pritaikymą kasdienėme gyvenime pritaikys 80 mokinių, dalinai pritaikys 31, nepritaikys 3. Mūsų kaip lektorių įvertinimo vidurkis 4-5 balai. Mums labiausiai pasisekė etape veik 3 pasiruošimas paskaitai, 5 pati paskaita. Mums asmeniškai buvo naudinga, sužinojome, kas turi būti kambaryje, kuriame miegame, bendradarbiavimas su mokiniais, informacija apie skonių poveikį, mankštos pratimai. Mums paskaitoms pradėjo pasiruošti psichologija, lektorių perduotos žinios. Ačiū dėmesį. Mes esame Lietuvos Laputės esame 8 klasės mokinė. Taigi paskaitas vedėme 1-10 klasėm ir iš viso buvo vienas. Taip pat vedėme ir tėvams per visuotinį susirinkimą. Per mūsų paskaitas daugelis sužinojo apie sveiką gyvenimą, kad nuo rūbų spalvos priklauso žmogaus nuotaika. Kad geriausias poilsis yra be 15:10. Ir ypač buvo įdomu, kad sportas yra sveikata, kad reikia valgyti šviežų maistą ir kad reikia daugiau juokti. Taigi, 69 mokiniai pasakė, kad įgytas žinias per paskaitas pritaikys, 22 mokiniai pasakė, kad pritaikys ir 5 pasakė. Mūsų kaip lektorių įvertinimai buvo 4,2 balai. Kas mums labiausiai visiems patiko paskaita, mokymų ir tai norėtume daugiau tokių įgyti. Ši veikla buvo be galo naudinga, ji padėjo įgyti drąsos, kalbėti prieš didesnę auditoriją, pat sužinojom naujų dalykų apie sveikatą ir bandėme save. Ateityje daugelis lektoriai sakė, nėra apsisprendę, tik ir dar pagalvos, ar jie nori. Mums pasiruošti šioms paskaitoms labai padėjo mūsų socialinė pedagogė, psichologė bei mūsų asistentai. Ir kitais metais, tikrai labai norėtume, ir kad tokiam būsimiems norėtume. Padėkojame už dėmesį.
Labą dieną. Ar girdite mus? Negirdi. Mes esame iš Priekulės Tėvas Matytas gimnazijos, vedėme visas paskaitas 1-4 klasių mokiniams, išmėtėme ir 1A, ir 2B vedėme, ir 3A, ir 4B vedėme. Iš viso vedėme 85 mokiniams. Visiems mokiniams, kiek girdėjau, labai patiko mūsų paskaitos, pasakome apie sveiką gyvenseną, užsiminėme apie Vydūno garsus, kaip jisai mokė žmonės gydyti ligas. Labai visiems taip pat patiko tinginio mankšta. Labai vaikai vertino mus labai gerais balais, dažniausiai vertino 5 arba geriausias įvertinimas. Beveik visi vaikai, tik vienetiniai, kurie pasakė, kad nenorėtų panašių paskaitų, visi beveik pasakė, kad norėtų. Ir tiesiog vaikai labai patenkinti liko mūsų paskaitomis ir tiesiog prašė, kad dar kartą ateitume. Norėjo kalbėti, kad kalbėtume apie sportą ir apie kitas temas. Dar darėme papildomus dalykus, tai darėme lankstinukus tėvams, kad tėvai galėtų žinoti, kur jų vaikai dalyvavo. Ir paskui mokyklos mūsų bendruomeniai pristatėme plakatą, su kuriuo supažindome mokyklą. Ir viskas. Ačiū Jūsų, Vėra. Tikrai pusvalandis netruko prabėgti. Labai buvo įdomu girdėti jūs visus, nors Veiviržėnai ir parašė trumpai, bet tikimės, kad per kitą sąšauką, kitais metais, mes visi atrodysime daug geriau. Labai patiko priekuliečiai, kurie padarė ir tokią sąšaukėlę, ar girdite? Ir visi atsako, girdite, taip, girdim. Tai jau iš tikrųjų buvo rimtos sąšaukos elementas. Na, prieš šventes visi linkę daryti gerus darbus. Jūs tikrai padarėte labai gerą darbą. Ir jeigu bent pusė iš jūsų klausytojų susimastys apie savo sveikatą, apie tai, ką jie valgo, kaip jie elgiasi, tikrai bus ir jūsų indėlis, ir jūsų nuopelnas. Dėkoju jūsų psichologėms ir jums patiems už tokį ryžtą išbandyti tas naujas technologijas. Kartais jos ne visada gerai pasiduoda mums, kokie buvo atkaklūs priekuliečiai, vis tiek susirado, prisijungė ir padarė tikrą sąšauką su visais elementais. Girdite ar negirdite. Na ir iš tikrųjų malonu visų vaikų buvo klausytis, gražiai pristatė savo veiklą ir pirmas blynas iš tikrųjų neprisvilęs. Na, o dabar noriu palinkėti, kad jūsų šventės būtų labai linksmos, kad gerai praleistumėte, būtumėte energingi, ryžtingi, o svarbiausiai sveiki ir linkę padėti kitiems, kurie yra šalia jūsų. Mylėkite patys save ir mylėkite savo artimuosius, kurie yra šalia jūsų. Ačiū labai už sąšauką, ačiū už bendrą darbą. Iki kitų pasimatymų, iki naujų gražių darbų. Iki.